važiuojam. Jeigu bus daug užimo, tai nepykit labai stipriai, bet pridarint galiu langą, bet labai karšta. Rytoj festivalis. Vakar važinėjau daug, visko reikia supirkti, surinkti, sukrauti. Šiandien vėl turiu visą planą prisirašęs, ten, nežinau, 10 gal taškų ar 11 taškų, kiek turiu nuvažiuoti. Ir kažką padaryti. Pirmą paėmiau kelių ženklus. Mums privertė suoti kelių ženklus, kad ten įvažiavimas ten draudžiamas, ten rodiklį negalima. Žodžiu, ten... Bet padėjo su schema, tai ačiū Dievui, kad jiem pašytis nereikėjo. Tai, žodžiu, turiu ženklus numavom. Dar nepasakau vieną dalyką, tai... Į savivaldybę išduodamą leidimą renginiui nurodė, kad mes privalome kreiptis į VASą. Ne į bet ką kitą, o būtent į VASą dėl šiukšlių sutvarkymo. O mes jau buvom susitarę su ekoservisu, viską suderinę, sutartį pasirašė, pinigus sumokėjo. Nėra variantų. Ir ekoservisas kaina ten, plius minus gavosi už konteinerius apie 600 eurų. Čia be išvežimo, tiesiog atveža ir išveža tuščius konteinerius, plius už šiukšlės. Tai šiukšlių kaina kol kas nesvarbu. Ir mes nutraukėm sutartį, grąžino mum pinigus, mes tada kreipėmės į VASą, gavom, ten kažką parašė, ten galvojau, jie juokauja, nes parašė, kad 200 eurų, ten 16 eurų vienas konteineris, nesvarbu koks dydis. Bet gaunu sąskaitą, sakau, apmokėti sąskaitą. 2800 eurų beveik. Čia tik išvežimas be šiukšlių. Atvežimas, išvežimas. 4,5 karto daugiau kainuoja negu komercinė privati įmonė. Nesuvokiama. Ir savivaldybė kišo šitą įstaigą ir teoriškai atverčia su jie pasirašyti. Nes sako, jūs privalote kreiptis į juos dėl išvežimo. Jie tvarko išvežimo mieste. Protų sunkiai suvokiamas dalykas. Čia ne truputį daugiau, 4,5 kartų, įsivaizduokit. Kur 600, kur 2800 eurų. Tai tada paraidžių paskaičiau, kad privalome kreiptis. Mes kreipėmės, bet mes paslaugų neužsakom, tai nežinau. Užsakėm vėl iš ekoserviso, atsiprašėm, kad nutraukėm. Labai gerai aptarnavo, fainai viskas yra, tai tikiuosi, kad viskas bus gerai. Nes jeigu negerai, tai aš tada yra konkurencijos tarnyba, kur negali tokių dalykų darytis ir tikrai čia jų darbas pasirūpinti, kad tokie dalykai nevyktų apskritai mieste. Nes čia monopolizacija yra absoliučiai ribojimas ir protų nesuvokimas. Čia yra 4,5 karto. Šokas buvo visiškas. Bet dabar viskas gerai yra, tikiuosi. Ir mes, sakau, čia negaliu užsakyti tokio dalyko, kai toks skirtumas, absurdas. Virš 2000 eurų skirtumas, kažkoks priedas iš konteinerių atvežimo. Jie, matot, veža vieną konteinerio kainą turi ir jiems nesvarbu, kiek veža, jie daugina. Tai važiavimas tai vienas yragi, konteinerių dydžiai skirtingi, konteinerių didžioji dalis susimauna viens į kitą. Kažkoks absurdas. Tai va, čia tokie nuotykiai, nes pirmą kartą organizuojam lauke, viešoj vietoj, renginio neuždarose patalpose privačiose. Labai daug skirtumų yra, žiauriai daug skirtumų ir daug dalykų, kur sužinai, ten kiek popierizmo yra pildyti. Tai jeigu ne Laura, tai nežinau, kai ten su tais popieris būtų, jinai šaunuolė, jinai sparytiem dalykam kažkaip sugeba tos supildyti visus popierius. Čia mano, kaip sakai, silpnybė purto mane nuo popierių. Tai Laura žiauriai gerai, malodės tikrai. Tai va, dabar važiuoju paimti skaitytuvus kortelių. Festivaliai nėra grinų pinigų, tik kortelėmis. Ir paimsiu ten turbūt 30 kortelių skaitytuvų, tai įsivaizduot vienoje vietoje. Kosminis kiekis. Irgi viskas tai kainuoja. Šiandien prasidėjo pasiruošimas fizinis, nes atvažiuoja renka palapinę ir rytoj, sakė, nespėsim niekaip surinkti taip greitai. Tai turime vieną didelę palapinę nuo lietaus. Jeigu lis lietus ar kažkas, ar ten, nutiks taip netyčia, tai kaip draudimas gaunasi. Bet tos palapinės nuoma yra virš 5000 eurų.
450 kvadratinių metrų plotas, kosminis, 15-30 metrų, didžiulė, milžiniška. Ir nuoma, irgi nerealu. Bet turi apsidrausti, turi žmonėms sudaryti sąlygas lietų esant, kad jie galėtų kur atsistoti ir pastovėti, kol praeis. Lietus keitaliojasi, kiekvieną dieną žiūriu, kas pusę, kelis kart per dieną ir vis keitaliojasi. Padaugėja, sumažėja, nuslenka tolyn artyn, nežinau, rytoj dabar pasaulinės rodo, kad lis. Man labai liūdna ir aš labai bijau, kad lis. Nes jeigu nelytų, tai būtų super gerai. Jeigu lis, nebus super gerai. Nežinau, matysim. Paskaičiau linksmą istoriją, tai... Armėnas išvažiavo į Kazachstaną, nežinau, tiesiog ieškodamas darbo daugiau geresnio ar kaip, ir įsidarbino mokykloje, kaip prancūzų kalbos mokytojas. Ir 3 metus mokė vaikus prancūzų kalbos Kazachstane, kol išaiškėjo, kad jis mokina ne prancūzų, o armėnų kalbos. Čia iš tos operos, kai pažadėsiu, ką nori, padarykit, ką norit, bet galiu viską moku. Tai toks 3 metų užtruko, kai žmonės. Sakė, vaikai jau neblogai šitą kalbą armėniškai, rašy dar taip su klaidom stipriai, bet kalba jau normaliai, per 3 metus jau visai susikalba armėniškai. Ir kaipgi be Paryžiaus. Tai įdėjau video su vaizdais, tiesiog kažką prifilmavau ir truputėlį papasakau apie patį festivalį. Aš žinau, kad niekas nežiūrės to video, tai jaučiu, kad mus peržiūros pačios mažiausias. Iš kelionių žiauriai nesižiūri video daugam, bet vienas žmogus parašė, sako, žiūrėk, kodėl padarysi iš Paryžiaus reportažą kažkokį. Tai va, tai padariau, kažkas pakomentavo, kad labai patiko, tai gal mažam kiekiui, bet jeigu patiko, tai ir gerai. Kažkaip kamerą nešiodavus ir tas užlizdavo labai. Tai dabar darau kitaip, telefonu papilmavau visur, telefoną visada turiu su savim. Tai kažkaip visai gerai ten nusifilmuoja ir viskas paprasčiau gaunasi. Gerokai paprasčiau negu su kamera. Tai dar galiu papasakoti truputėlį įspūdžių. Tai, žiauriai fainas miestas Paryžius yra. Tai aš tikiu, ten visko yra jame, bet to vietoje, kur mes buvom, tikrai daug prasėjom. Jeigu kas matuoja žingsniais kelionę savo, tai mes realiai buvom 2 pusdienius ir 2 pilnas dienas. Tai per tą laiką nuėjome, gal 3 dienas, ne? Tai per tą laiką nuėjome 78 kilometrus pėsčiomis. Normaliai. Kojytės labai skaudėjo. Ir poros dienų reikėjo, kad atsigautų jos, bet varėm be sustojimo, bet suskaudančiams kojom, kryvišliai. Bet kažkaip labai norėjosi vaikščioti. Ten puikiai veikia metro, bet neįdomu yra. Tai tu eini nuo taško iki taško ir tu pamatai tas ir gatves, ir užkampius, ir tą miestą iš kitos pusės pamatai truputėlį, ne tik turistinės vietas. Tai kadangi laiko labai daug turėjom, tai apėjom ir turistinės vietas, ir barų aplankėm daug. Labai fainas miestas. Vienas fainesnių miestų, kiek esu buvęs. Tai jaukus, mielas. Toks labai savas atrodo jisai. Kažkaip iš nieko atrodė kitoks, kad jisai bus iš pasakojimų žmonių, bet labai geras tikrai. Norėčiau dar kitą grįžti tikrai. Labai šitoks lėtas atrodo, plaukiantis. Toks net nežinau, bet labai gerai. Tai pamatėm ir barų įdomių, ir bravarų pamatėm, ir festivalį alaus apsilankėm. Ir turbūt ten visai nemažą kiekį tų žymių vietų pamatėm. Pačiupinėjom, kaip sakoma. Norėčiau grįžti. Birželį laukia kita kelionė. Tai jau bus į Olandiją. Irgi niekada nebuvęs Olandijai. Važiuosim į Utrechtą, bet kadangi turėsim laiko, tai manau, kad nuvažiuosim ir kitą miestą. Gal į Amsterdamą, gal dar kitą kokį pažiūrėsim. Laiko dar yra, dar pasiruošim kitą laiko, reikia kojas reikia mankštinti, kad neskaudėtų, kai vaikštai tokius atstumus. Tiesa?
Barų reikalai, barai. Nu, geri orai ir blogai yra, žiauriai. Kirto praeitas mėnuo labai silpnas. Nu, ne praeitas, šitas. Praeitas irgi silpnokas buvo, šitas irgi tikrai labai silpnas. Tai net Bilaikas išsilygino su Trakais, kas atrodo keista, neįprasta. Bet Bilaikė yra labai daug kėdžių yra fainų vietoj. Tai šį kartą, kad nereiktų patiems fantazuoti, patiems daryti dalykus, nesuprantant, prisipirkus kažkokių tujų ar kažko, užsakėme paslaugą ir mums supirko augaliukus, susodino juos ir atvežė sustatė tos vazonus. Tai, nu, faina, bus tokios, nežinau, kaip smilginiai, tai mes vadinam tokius augaliukai. Jie auga, jie gana greit auga ir po to turėtų užaugti nuo pusės metro iki metro aukštyje, turi labai faina atrodyti viskas. Tai labai ačiū už paslaugą, labai gerai kokybiškai padarė. Ir ta terasa Bilaiko tokia, nu, faina, ten sėdėti yra. Staliukų labai daug. O Trakuose padariau terasą, kur irgi žiauriai graži man gavas, aš labai patenkintas ją. Bet 6 staliukai maži. Kartais atsėda 2 žmonės prie, taip kad atrodo abudu staliukai užimti, tada dar mažiau telpa. Bet gelbėjo, tikrai tai. Tiesa, išmontavo šią savaitę radiatorius mūsų, nes Trakų yra langai labai keisti. Ne paketai, vientisas stiklas. Žodžiu, ten pačia radiatorius sumontuoja arba išsimontuoja. Tai mes vasarą išmontuojam juos, tada galime daryti tos langus didelius. Tada atsidaro dideli langai ir atrodo, kad tu sėdi kaip lauke. Tai kažkiek gal gelbsti, bet vis tiek ne tas, kas lauke sėdėti. Vis tiek žmonės nori lauke sėdėti. Plius Vilnius ištuštėja, nu žiauriai ištuštėja Vilnius, kai atšilo orai ir pirmi mėnuo 2 kerta, sakė visur. Ištuštėja ne tik tai miestas, bet ir kino teatrai visokie ir panašios įstaigos irgi gerokai pratuštėja. Tai nežinau, kaip bus žiūrėsim. Kažkaip Gertrūda išvažiuoja pirmadienį, iš sekmadienį pirmadienį. Atsiras milijonas reikalų su tuo. Raimondai koja sunkiai. Ačiū labai už dovaną, man padovanojo. Neatsimenu, nepasakojau, bet žmogus pažiūrėjo video ir parašė man ir padovanojo, paskolino pirato koją, tokia įsideda ant kelio. Tai Raimonda žiauriai gerai, jinai rankos laisvos, gali virtuviai ateiti, pasiimti kažką valgyti pati ar po kiemą išeiti. Bet vis tiek, žiauriai apribota judėjimą, apriboti judesiai labai stipriai. Tai tenka vis tiek daryti ir valgyti man, ir vaikus vežioti vienam ir taip toliau. Tai jei turėtų gipsą nuimti pirmadienį, tai ir įdės įtvarą, tai su įtvaru nepavažinės, nepavairuosi, tai dar minimum 3 savaitės. O po to gis koja, tai vėl neaišku, ar galės vairuoti ar negalės vairuoti. Nu, žodžiu, matysim, reikalų milijonas, bet už tą įtvarą tai žiauriai dėkingi. Tai žmonės geri, man kaip nuostabu, kai tokie žmonių yra gerų, kurie patys pamato, parašo, faina labai. Ačiū.